nacionalinio vaikų literatūros konkurso pirmosios premijos laimėtoja Raminta Baltrušytė. Kalvėnų miesto paslaptis. 5 dalis. Kai pagaliau stojo visiška tamsa, visi 3 patraukė į Kalvamiestį. Aukis su didžiulė gumbuota lazda žengė pats pirmas. Lazda buvo patogi kelionė, prireikus jį galėjo praversti ir kaip visai neblogas ginklas. Šį kartą kelią jiems nušvietė ryški mėnesiena, tad keliauti buvo visai nebaugu. Galų gale tai juk buvo jų giria. Štai už ano posūkio visai netrukus jie išvys Kalvėnų miesto žiburius. Staiga netoliese pasigirdo įtartina šnaresys ir Aukis sunerimęs stabtelėjo. Tada ir Rukė su Piniu išgirdo tylų šlepsenimą, tarsi kas būtų sėlinės girios taku visai šalia. Viena ranka tvirtai spausdamas lazdą, kita apglėbęs savo miškinukus, atsiskyrėlis akimirksnį šmurkštelėjo į tamsų šešėlį po tanke, iki pat žemelės nusvirusią eglį šaka. Sulaikę kvapą, visi 3 stebėjo keistus padarus, netikėtai išnirusius mėnesienoje. Uodeguoti ilgšiai, kinkuodami driežų galvomis ant laibų kaklų, visai šalimais ilga vora slinko keliu. Panorėjusi Ukė juos būtų ranka pasiekusi. Išnyko jie taip pat greitai, kaip ir pasirodė. Tuščiame miško take liko tik Aukis su savo mažaisiais bičiuliais. Kas tai buvo? Pašnipždom paklausė Ukė. Nežinau, verčiau eikime greičiau iš čia. Taip pat pakuždom ištarė Aukis. Dar keli kelio vingiai ir jie jau buvo miesto papėdėje. Nuo gausybės žiburių Kalvėnų mieste buvo šviesu kaip diena, tačiau Aukis be reikalo nerimavo. Jei kas ir pastebėjo pasišiaušusi barzdotą miškinuką su gumbuota lazda, tai tikriausiai pamanė, kad tai persirengėlis iš karnavalo šventės. O gal niekas Kalvamiestyje jo jau nebeatsimena. Aplinkui aidėjo dainos, muzika ir juokas. Prie vienatvės pripratusiam Aukiui nuo šurmulio svaigo galva. Jei nepinės su Uke, jis tikriausiai būtų pasiklydęs vingrioje siaurų gatvelių ir skersgatvirais galynėje. Nemaža jų buvo paslaptingų užkalbėtų. Mat miškinukai taip darė nuo seniausių laikų, kad priešai ar kiti ramybės drumstėjai neįsibrauto. Nežinodamas slaptų ženklų ar žodžio galėjai valandų valandas klaidžioti akligatviais ir vis atsidurti toje pat vietoje. Aukis slaptuosius ženklus jau buvo gerokai primiršęs. Būtų tekę nemenkai pasukti galvą, ko gera netgi visą šventinę naktį. Tačiau Ukė su Piniu lengvai ir tarsi savaime rasdavo visus slaptus keliukus, juk kasdien lakstė Kalvamiesčio gatvėmis. Kalvos viršūnėje Aukis apsižvalgė. Matė jaukius, mėnesienus nušviestus namukus, tokias pažįstamas gatves ir aikštės, nuostabius žiburius slėnyje. Kaip čia gražu, tarė pats savo. Regis niekas nepasikeitė. Merija stovėjo tamsoje, nebili ir paslaptinga, tik pačiame bokšto viršuje švietė vienišas langas. Kiemas buvo visiškai tuščias, kai laikydamiesi šešėlio, bičiuliai prisiartino prie durų. Aukis suėmė už alvarinės rankenos ir stipriai trinktelėjo į save. Durys buvo užrakintos. Kaip mažieji jo bičiuliai ir manė. Aukis liūdnai palingavo galvą. Kiek pamenu, Merija niekados nebuvo rakinama. Kągi, pamėginkime apeiti iš kitos pusės. Ar ten ir bus tas slaptasis kelias, apie kurį kalbėjai? Pakuždom paklausė Pinis. Na, gal netoks jis ir slaptas, bet tikrai gali mums praversti. Atsakė Aukis ir paaiškino, kad po Merija driekėsi erdvos rūsiai. Šiaip jie naudojami kaip maisto sandėliai, nors sakoma, kad po žeminiais tuneliais galima labai toli nukakti, o vienu jų patenkama tiesiai į mero kambarius. Kodėl manai, kad meras su mumis kalbėsis? Paklausė Pinis. Raštininkas Teklis jūsų juk neišklausė. Su manim Enikšis kalbėsis, tvirtai atsakė Aukis. Kieme miškinukai išvydo prie pilaitės prisišlėjusios žemas rūsio durės. Ant skalendės pupsojo didžiulė spina. Aukis labai nusistebėjo ir susirūpino. Anksčiau rūsio niekas nerakindavo iki pirmųjų šalnų. Tikriausiai reikalai čia prastesnė nei maniau. Netikėtai pasigirdo balsai ir sušvito deglų ugnis. Taip pilaitės sargai žvalgėsi po kiemą. 3 miškinukai akimirksniu tylutėliai priglūdo prie rūsio durų. Kurį laiką atrodė, kad ramiai tarpusavėje besišnekučiuojantis sargai jau ketina eiti, tik staiga vienas pasuko rūsio link.
Nuščiuvę bičiuliai išgirdo jį bendram tariant, kad reikėtų dar pasižvalgyti. Pinis ir Rukė pajuto, kaip Aukis tvirtai suėmė juos už rankų ir akimirksnį visi atsidūrė kiemo pakraštyje, tarp tankiai suaugusių beržių. Už nugarų apgraibomis jie užčiapė kažką tvirtą. Gal tai buvo akmuo? Nieko įtartina nepastebėjęs, sargai grįžo į pilaitę. Išlenkti po puodelį vaivorų gėrimo. Taip iš savo slėptuvės girdėjo kalbantį miškinukai. Pro debesis mirgo pabiro žvaigždės ir bičiuliai smalsiai apsižvalgė aplink. Tarsi pilaitės tęsinys kalvos viršūnė vingiavo neaukšta, aptrupėjusi mūro tvorelė. Persirapšti per ją buvo vieni niekai. Kitapus kerojo seniai apleistas viržių sodas. Aukės mastu parodė, kad jiems reikia patekti kitapus tvoros. Jis pats per tvorą persirapštė taip vikriai, lyg jau daugybę kartų būtų tai daręs. Jei sargai mane aptiktų, ko gero apkaltintų, kad vėl atėjau vagiliauti tų nelemtų grybų, sumurmėjo Aukis. Kokių grybų? Susmalsaukė. Jūs nieko negirdėjote apie grybus? Aukis nenorėjo patikėti, kad jie išties nežino tos istorijos, bet paskui tik atsiduso. Matyt, praėjo daugiau laiko, nei buvau manęs. Tada ir Rukė panoro išgirsti kokią tai istoriją, bet Aukis tik numojo ranką. Kogi, laikas jums parodyti patį slapčiausią kelią į Meriją. Daug metų nesu čia buvęs, tad kelyje gali slypėti pavojų, kalbėjo Aukis. Pinis ir Rukė patikino, kad jiems svarbiausia kuo greičiau surasti draugą. Toje kalvos dalyje niekas negyveno. Sodas baigėsi stačiu smėlėtu šlaitu. Ten Aukis ir nusivedė vaikus. Įžibė žibintą, atsistojo ant paties atbrailos krašto ir ėmė atidžiai apžiūrinėti šlaitą. Regis rado, ko ieškojas, nes tyliai pašaukė vaikus. Žvaigždžių šviesoje apačioje jie pamatė tamsią angą. Aukis paaiškino, kad senovėje ten buvęs rūsys, kuriame kalvėnai laikė vasaros derlių. Vėliau per audrą dalis rūsio nuslinko kalvos šlaitu kartu su visomis atsargomis. Nuo tada rūsys stovėjo apleistas. Tai yra beveik apleistas, pasitaisė Aukis. Atsiskyrėlis vaikams papasakojo, kad seniau šis rūsys buvo sujungtas su pilaitės požemiais. Net ir didžiai rūsio daliai nugriuvus požeminis tunelis išliko. Du narsūs ir linksmi kalvėnų vaikai mėgavo ten žaisti slėpynių. Pasakodamas Aukis mikliai nupynė iš vytelių kopėteles. Tada tvirtai pririšo jas prie išsikišusių šaknų, pamojo mažiesiems ranką ir vikriai nulipo žemyn. Dar akimirką ir jų naujasis draugas pradingo vos įžiūrimos angos tamsoje. Ūkiai ir Pinis liko vieni. Jiems ši vieta nepatiko. Ir kažin ar tunelis pereinamas. O net jei ir galima juo eiti, jiems kur nors ir užgrius ant jų smėlis ir žemės. Netrukus iš apačios juos pašaukė Aukis ir neliko nieko kito, kaip tik sekti jam iš paskos. Virvinės kopėtėlės siubavo į visas puses, už apykaklių biro smėlis. Pinis nusileido pirmas, netrukus ir Ūkė koja užčiuopė kažkokį įsikišimą. Tvirtos Aukio rankos įtraukė ją vidun. Čia jau stovėjo Pinis. Aukis pašvietė žibintu. Pinis ir Ūkė išvydo apgriuvusi tunelį. Kadaise jis buvo sutvirtintas spinučiais, bet dabar iš jų nedaug kas bebuvo likę. Lubose ir sienose striksojo susipynusios šaknis. Galimas daiktas, šis tunelis išties vedė į pilaitę. Čia tikrai kažkada buvo laikomos maisto atsargos. Virpančioje žibinto šviesoje jie išžiūrėjo sienose įtaisytas lentynas ir suskilusius ąsočius. Vos spėjus žengti keletą žingsnių, Ūkiai kaktą palietė kažkokie glitus plaušai. Aukis staiga sustingo, slėpdamas vaikus už nugaros. Kelią jiems užtvėrė didžiulis voratinklis. Tinklo pakraščiuose kupsojo balti susivėlę tumulai, tyso balkšvi nutrukinėję siūlai, o vidurys vyniojosi tvirta kaip viela spirale. Tasiomis gijomis voratinklis buvo iki pat lubo praizgęs visą rūsio angą. Na, šito tai jau tikrai anais laikais nebuvo, sumurmėjo Aukis. Aukštai viršų galvos iškėlė žibintą, jis vedžiojo šviesos spindulį po tą tinklų karalyje, nužvelgdamas tamsiausius kampus. Kažkas sušmėžavo deglo šviesoje. Regis bus bėdos, galiausiai tarstelėjo jis susirūpinęs. Tinklu lėtai leidosi didelis, storas voras. Plaukais apžėlusiomis kojomis jis tingiai ropštėsi per nuaustas gijas.
Tokio milžino piniso ūkė dar nebuvo matę. Aukis tvirtai suspaudė lazdą. Voras ištiesė savo baisę žnyplės lyg uostinėtų. Tada keistai suklekėjo ir liuoktelėjo pirmyn. Gerai atsisvedėjęs Aukis vožė lazdą ir nusvedė vorą į kampą. Mikliai atsispyręs nariota kojas ir vėl puolė miškinukus. Aukis akimirksnį nuteškė baidyklę šalin. Voras virduliuodamas atsikėlė ir vilkdamas užpakalinės kojas pabandė pasprukti tinklu. Bet čia jam kelią pastojo Pinis su Auke. Šūkaudami jie paleido į vorą tuščius ąsočius. Tas dar mėgino šliaužti gilyn į tunelį, bet pasienyje sudribo ir čia pat gavo galą. Ilgos plaukuotos jo kojos tyriojo atsikišusios į visas pusės. Mūšis baigtas! Valio! Sušuko Pinis ir Auke. Nieko sau. Nedaug trūko, kad būtumėte įkliuvę į voratinklį. Pasirėmęs ant lazdos atsiduso Aukis ir nusibraukė nuo kaktos prakaitą. Gal jis palaikė tave kokią peraugusią musę? Pasiteiravo Pinis ir smagiai mirktelėjo Aukiai. Na ne, jis tik panoro pasmaguliauti mažučiukais, minkštučiukais, miškinukais. Atšovė Aukis. Visi trys nusijuokė, atsikvėpė ir ėmėsi darbo. Reikėjo išvalyti tunelio angą, kurią buvo užvertęs voratinklis. Tvirtos tinklo gijos bjauriai lipo prie ranko, kibo Aukiai prie barzdos. Pinis sumirmėjo, kad lengviau būtų nuodopti dar kokį vorą. Galiausiai kelias buvo laisvas, metas keliauti toliau. Trijulė žvelgia į tamsoje pranykstančius vingius. Kągi, šiuo keliu mėginsime patekti į meriją, tarė Aukis. Pasišviesdamas žibintu jis patraukė tolyn į kalvos gilumą. Aukiai ir Pinis, neatsilikdami, nusekė paskui. Koridorius buvo siauras tarpais, kone visiškai užverstas smėliu ir ten jiems tekdavo šliaužti. Aukiai nerimavo, kad tunelyje gali lindėti ir daugiau vorų. Aukis sakė, kad vargu ar tai įmanoma, nes jiems čia per maža maisto veistis. Bet dabar tai jie iki sotės prisišveistų, paniurusiai mąstė Aukė. Jie ėjo ir ėjo, o tunelis atrodė begalinis. Pamažu ėmė rodytis, kad jie keliauja kiaurai į kalvą, o pilaitė jau seniai liko jiems už nugarų. Netikėtai koridorius baigėsi. Aukis sustojo priešais mažutelės medinės dureles ir tylutėlį jas pravėrė. Pažvelgusi vidun, Auke net aiktelėjo iš nuostabos. Jie atsidūrė erdviame, akmenimis grįstame rūsyje. Kiek tik apriepė akis, sienas dabino spalvoto akmenukų mozaikos. Neregėtų augalų, paukščių ir žuvų atvaizdai. Aukštus akmeninius skliautus puošė saulės ir mėnulio, tolimų paslaptingų planetų ir uodegotų kometų piešiniai. Ryškios linksmas spalvės grindų plytelės kvietė svečius jomis pasivaikščioti. Pasieniais triksėjo daugybė viena ant kitos sukrautų statinių, skrinių, podinių ir molinių vazų. Jie iš tiesų atsidūrė Merijos atsargų rūsyje. Pačiame jo gale juodavo nedidelė niša, o už jos galima buvo įžiūrėti tamsuojant koridorių. Piniai parūpo, kur tas koridorius veda. Na, čia daugybė visokių užkaborių, paaiškino Aukis. Gėlių, kankorėžių, augalų sėklų talpyklos, medaus ir sulos laikyklos ir netgi senovinių ginklų sandėlius. O pačiame toliausiame koridoriaus gale atsiskyrėlis užsižiūrėjo kažkur gilyn į tamsą. Ir kasgi ten tame koridoriuje gale yra, sukluso Pinis. Nieko svarbaus, tik sena prakiurusi valtis, mostelėjo ranka Aukis. Galbūt senovėje kalva slaptu keliu buvo sujungta su povandeniniu ežeru, bet tų laikų jau niekas nepamena. Pinis smalsiai dairėsi aplink ieškodamas ginklų sandėlio, tačiau Aukis atsakė, kad gal vėliau jie galėsi čia kiek pasižvalgyti. Bet dabar reikia paskubėti, surasti kelią į mero Enikšio būstą. Tikrai žinau, kad duris turi būti kažkur visai čia pat. Matyt, bus užkrautos tomis statinaitėmis, aiškino jiems Aukis. Neskubriu žingsniu jis ėjo ratu palei gražiasias požemio sienas, skvarbiai nužvelgdamas visas įdubas ir kyšulius. Pažvelkite, kasgi tai? Staiga šūktelėjo Aukė. Jis stovėjo erdvėje nišoje ir gėrėjosi spalvingą mozaiką, vaizduojančią neregėtą įstabų gyvūną.
Ak, jeigu čia būtų buvęs Enis, senovinio atvaizdų žinovas, jis būtų paaiškinęs, kad tai basiliskas, mūsų kraštuose jau seniai nebeaptinkamas. Tai buvo pats paslaptingiausias Merijos Rūsio piešinys. Ilgas kaklas, grakšti galva ir plunksnus, tarsi plemenančios nematomam vėjui. Aukis jį gerai atmirė. Užsigalvoja žengė artin ir delnu paglostė keistojo gyvą nosį. Kadaise čia buvo slaptavietė. Joje saugojame visokiausias vaikiškas paslaptis, ištarė susimastęs. Tada pirštais užčiopė sienoje įdubą ir surado mažutį dailiai iškalinėtą varinį žiedelį. Betgi slėptuvė tebėr, ji ir vėl užvirta. Stebėdamasis Aukis patraukė žiedelį. Nieko nenutiko. Bičiuliai susidomėję žvelgė į atsiskyrėlį, šis trauktelėjo dar sykį, šįkart tvirčiau. Ir vėl nieko. Kogi tu ieškai, Auki? Paklausė Aukė. Anot atsiskyrėlio tai buvo užkalbėta slaptavietė. Neįspėjęs stebuklingų žodžių jos netversi. Tik bėda, kad aš jau gerai jų nebetmenu, sklestelėjo rankomis. Taręs, kad turės viską nuodugniai apsvarstyti, jis įsipylė puodelį medaus iš statinaitės ir kuo ramiausiai įsitaisė ant apverstos dėžės. Sirpčioje gėrimą ir glostė savo barzdą, kartkarčiais pusbalsio paniniuodamas kažkokius nesuprantamus žodžius, kurie ūkiai priminė skaičiuotes. Na, manau, galėtume pamėginti štai šitą. Aukis padėjo pustuštį puodelį ant skrynios, atsistojo priešais paslaptingąją mozaiką ir sukuždėjo keistajam gyvūnui į nosį. Enikšis, nutikšis, auragis, sutikšis. Tai ir buvo tie slaptingi žodžiai. Įstabiausios būtybės nosis spraktelėjo. Lyg būtų nusičiaudėjus, pamanė Saupinis. Mozaikos plokštelė vaizduojanti basilisko nosį girgždėdama pasislinko į šalį. Sienoje atsivėrė nedidelė ertmė. Visi sužiūro vidun. Pačiame dugne kažkas bulavo. Aukis ištiesė ranką ir ištraukė pagiltusi beržo tašies ritunėlį. Auki, kieno šis slėptuvė? Paklausė Aukė įdėmiai žiūrėdama atsiskyrėliui į akis. Mano, kuriamiausiai atsakė tas. Ir Kalvėnų mero Enikšio. Daugiau nieko neaiškindamas jis atsargiai išviniojo ritinėlį. Atrodo, čia kažkokia sutartis. Įdėmiai jį apžiūrėdamas sumurmėjo Aukis. Bičiuliai smalsiai sužiūro. Nuo viršaus iki apačios tošis buvo išmarginta miškinukų rašto ženklais. Čia pablukusiais, čia susiliejusiais, bet dar gana gerai skaitomais. Niekas negalėjo patikėti tuo, ką ten išvydo. Tęsinys kitą dieną tuo pačiu laiku.